Aišku, šiandien tai, ką giedojot, ką kalbėjot, ko gero tai ir yra pagrindinė žinia, kurią aš nešioju dabar, kuri mane stiprina, kuri labai laimina ir pojūtis toks, tarytum tu stovi prieš beribį vandenyną su stikline ir tiek viešpaties ir tiek tavęs. Nepaisant, kokie mes esam maži, mes turim savo talpas viduje, bet viešpats yra be galo didelis ir be galo daug duodantis nuo pradžių iki galo. Ir aišku, neįmanoma nekalbėti apie viešpatį, nekalbant apie jo dovanas. Ir aš taip manau, kiekvienas iš jūsų žinot nemažai dovanų. Ir kaip be būtų keista, mažesnės dovanos jos yra labiau žinomos, labiau apreikštos ir labiau suprantamos. Tarkim, net šventosios dvasios dovana, išgydymų dovana, apie jas daug žinoma ir jos labai vertinamos, bet kaip šiandien ir dainavot ir kalbėjot, viena dovana yra pagrindinė, pati didžiausia ir mes, kai kalbam, kad Jėzaus auka dovana, Jėzaus auka yra durys, bet dovana yra pagrindinė pati svarbiausia ir dėja apie ją yra labai daug uždengta. Jinai yra, viešpats kartais liūdi, kai, tarkim, kaip vaikus, kas turit, jeigu jūs nuperkat labai gerą dovaną, vaikas išsipakuoja ir pasiema pakuotę ir su ja žaidžia. Man taip daug kartų buvo ir aš taip nustebęs galvodavau, kaip tai paprastas popierius yra vaikui įdomiau negu tai, kas viduje. Lygiai tas pats ir viešpats, jisai davė dovaną, kur yra sprogdinanti šiandieninį gyvenimą, asmeninį ir bendruomenės. Ir ta dovana, jinai labai yra sureliginta ir jinai padėta į šalį. O ta dovana skamba taip, kad sako, Jėzus taip pamilo pasaulį, kad kiekvienas, kuris tiki į jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir amžinasis gyvenimas yra pati didžiausia, pati svarbiausia dovana šiandien. Bet jinai yra užkasta po įvairiais dalykais. Daug kas galvoja, kad amžinasis gyvenimas tai yra amžinasis egzistavimas. Egzistuoja ir kalnai, ir žvaigždės, ir net ir netikintys jie visada, jie nepranyks. Todėl amžinasis gyvenimas nėra amžinasis egzistavimas. Kitas užkasimas, kurio žmonės užkasa šią dovaną, sako, amžinasis gyvenimas, nes aš nebeinu į pragarą, aš einu į dangų. Ir amžinasis gyvenimas tai yra, kai aš mirsiu, aš pakliūsiu į dangų. Tai yra atidėjimas turinio ir laukimas. Ir amžinasis gyvenimas nėra išsigelbėjimas nuo pragaro. Amžinasis gyvenimas nėra bažnyčios lankymas. Amžinasis gyvenimas nėra aukojimas. Ir daug kas po veikla išpakuoja ir padeda patį svarbiausią dalyką pomirtiniam gyvenimui. Ir tai nėra ta dovana, dėl kurios Jėzus, jisai šiandien nori, kad mes ją turėtumėm ir žinotumėm, kad turi. Kai kartais aš pats paklausdavau, kaip žinoti, ar aš turiu amžiną gyvenimą. Ir paprasčiausias atsakymas būdavo, po mirties aš eisiu į dangų. Bet tada bus, kažkas bus, bet kaip dabar tu žinai, kad tu turi amžiną gyvenimą. Tada kyla, sako, aš lankau bažnyčią, darau gerus darbus, aš meldžiuosi, skaitau Bibliją. Ir daug pasaulyje žmonių skaito Bibliją ir lanko bažnyčią, bet neturi amžino gyvenimo. Jeigu nuvažiuoti vakarietiškus viešbučius, kiekvienam viešbutį yra Biblija. Ir daug žmonių perskaito ir nieko. Daug žmonių lanko bažnyčias ne tik švenčių metu, bet kiekvieną sekmadienį. Ir neturi, ir nežino, kad turi amžiną gyvenimą. Ir apaštalas Jonas, jisai parašė, kas tai yra. Pirmam laiške iškart pirmas skyrius sako, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė.
Tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liudijame ir skelbėme šį amžiną gyvenimą. Vat jie matė, girdėjo, bendravo ir jie sako, mes jį skelbėme. Ir tada pasako, kas tas gyvenimas. Ką matėme ir girdėjome, mes skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir iš esmės čia yra paprastas žodis, kad amžinasis gyvenimas tai nėra danguje atsisėdimas ant gražaus kalno krašto ir žiūrėjimas CD, kaip viskas vyko. Arba žiūrėjimas į gėles ir dar kažką. Amžinasis gyvenimas, jis yra bendrystė su tėvu ir jo sūnumi. Ir jinai yra atidėta ateičiai. Daugelis žmonių ją atideda ir pakeičia darbais, pakeičia veikla ir pakeičia pomirtiniam gyvenimui, kai jis yra prieinamas kiekvienam šiandien ir tai yra amžinasis gyvenimas. Jeigu man kažkada, reiškia, aš truputį pabuvau laiko be šeimos, be vaikų ir per vieną dieną, bet lygindamas tą, pajaučiau, kaip yra tuščia ir kaip yra aplink mirtis. O jeigu krikščionys neturi bendravimo su tėvu, jisai bando pabėgti tai užkišdamas tą skylę darbais, realizuodamas save, būdamas naudingu, nes pasaulis šiandien jis yra žmogų iškėlęs ant paviršiaus, ant pjedestalo kaip tą, kuris turi įrodyti ir būti naudingas, save išreikšti, būti priimtas ir tapti, jeigu ne žvaigždė, tai žvaigždėlė, jeigu ne žvaigždėlė, tai žvaigždučiu pačiu mažiausiu, bent jau savo aplinkybė, bendruomenėje. Bet iš tikrųjų amžinasis gyvenimas ir yra bendravimas su tėvu ir jo sūnumi ir tai nėra privilegija pamokslininkų, kažkokių dievo vyrų, dievo moterų arba išrinktų žmonių, kurie tik tai turi tam tikrus sugebėjimus ir visą kitą. Tai yra amžinasis gyvenimas, kurį mes dabar gyvenime. Ir mes jį tęsime tenai, nes ten bendrausime toliau su tėvu ir su jo sūnumi. Ir Biblija iš esmės moko, kaip tą daryti, kaip bendrauti. Jeigu pasižiūrėti į apaštalo Pauliaus gyvenimą, visas jo gyvenimas pasikeitė nuo nukritimo nuo arklio. Iki to buvo vienoks gyvenimas ir nebuvo jisai jau toks blogas. Apart persekiojimo bažnyčios, apart uždarimo į kalėjimus ir ėjimo prieš bažnyčią, jeigu pasižiūrėti į Pauliaus moralę, jis nebuvo blūdnikas, jis nebuvo paleistuvis, negėrė, nerūkė, viską darė, ką reikėjo daryti. Bet jo gyvenimas po nukritimo nuo arklio iš esmės pasikeitė. Ir jeigu pasižiūrėti, kas vyko Pauliaus gyvenime po to, mes nematom, kad Paulius sako, dabar aš viską supratau, dabar aš būsiu geras, dabar aš lankysiu tikrą bažnyčią. Ne tą fariziejišką, bet tikrą. Dabar aš melsiuosi ne 3 kartus, bet kada mane panorėsiu. Dabar aš skaitysiu kitaip, viską darysiu kitaip. Ir be abejo, šiandien daugelis nusivylė krikščionybę, nusivylė Dievu. Ir kaip dažnai viešpats sako, kažkam sako, pasakyk mano vaikams, kad jie man atleistų. Nes daug krikščionių pyksta ant Dievo, kad nėra taip gyvenime, kaip parašyta. Ir pasaulis turi savo supratimą apie laimę, bet to, ką viešpats nori, kad mes tą dovaną išpakuotumėm ir ją gyventumėm ir ją naudotumėm, tai yra mokintumėmės bendrauti su tėvu ir su jo sūnumi. Tai yra esminis dalykas. Ir Pauliaus gyvenimas nuo to būtent ir pasikeitė, jis tapo kitoks.
iš karto jam Viešpats pasakė, jo gyvenime atsirado Dievo planas, Dievo pašaukimas, jo gyvenamoji vieta, buvimas ne šiaip atsitiktiniai. Jisai sako, aš einu į Jeruzalę apreiškimo vedamas. Jis pasiųstas pas pagonis ne šiaip savo noru, kad labai noriu, kad visi būtų išgelbėti, bet sako, atskirkit man Paulių ir Barnabą tam darbui. Kitur jisai plaukė, sako, angelas man pasakė, kad visus atidavė iš laivo, nei vienas nepražus. Kitur jis eina ir mato, kad, sako, matau, kad bus sunki kelionė. Vaikšto po bažnyčias ir jam šventoji dvasia liudijo, kas jo lauks Jeruzalėje, kaip jo gyvenimas pasisuks. Tai yra visiškai kitaip, mes nematom ten akcento, kad Paulius tobulina savo elgesį, kas be abejo irgi yra tik išvada, bet dėja šiandienos krikščionybė jinai akcentuojasi į vakarietišką modelį, kuris remiasi įmonės įkūrimu ir realizacija. Ir vienas iš esminių dalykų, ką apaštalas Paulius moko ir korintiečius, kad krikščionio gyvenimas po įtikėjimo jisai kardinaliai pasikeičia. Ir jis pasikeičia dėl to, kad jis tampa dvasiniu gyvenimu. Nes Dievas yra dvasia ir garbintojai jį garbina dvasia ir tiesa. Todėl kada krikščionys priima tikėjimo dėl Jėzaus aukos dvasią, kuri ir yra amžino gyvenimo laidininkas, krikščionis pradeda kitaip gyventi, jis pradeda gyventi dvasia. Ir šiandien daugeliu gyvenimas dvasia tai yra keistas simbolis, nesuprantamas dalykas ir iš karto prote tokie perbėga duomenų bazės, kaip sakyt, atnaujinimai. Tai gyvenimas dvasia, tai daug melstis, tai daug daryti gerų darbų ir daugeliui tai yra paslaptis. Gyvenimas dvasia, o Dievas yra dvasia ir su juo bendrauti įmanoma dvasia, todėl Dievas mums davė naujus sugebėjimus, naujus dvasinius pojūčius, dvasinę regą, dvasinę klausą, kad mes galėtumėm bendrauti su Dievu. Vien dėl to. Ir yra dvasinė rega, yra dvasinė klausa, yra dvasinis lytėjimas. Jeigu pasižiūrėti į Jėzaus žodžius, kada Abraomas, Lozorius ir turtuolis mirė ir jie kūnus paliko žemėje su visa klausa, rega ir visa kita, bet sako, Lozorius ten ir tas turtuolis jam karšta, jie mato, jie girdi, jie liečia. Reiškia, yra dvasiniam pasaulyje dvasinė rega, dvasinė klausa, yra vaikščiojimas tikėjimu ir gyvenimas dvasia. Ir Paulius pirmam laiške korintiečiams jis atskleidžia vieną iš pagrindinių rodiklių arba, kaip pasakyti, būdų, kaip žinoti, kad krikščionis pradeda gyventi ir kas jam padeda gyventi dvasinį gyvenimą. Ir vienas iš tokių dalykų tai yra išmintis. Išmintis yra pagrindinis elementas, kuris mums leidžia suprasti, kad mes gyvenam dvasinį gyvenimą ir mums tada daug lengviau mes išmokstam. Ir Senam testamente ta išmintis jinai buvo paslėpta. Jobas diskutuodamas po visų nelaimių, jisai 28 skyriui daug kur kalba, reiškia, ten pradeda kalbėti apie tai, kad yra sidabro gyslų ir vietų, kur gryninamas auksas, reiškia, jis kalba, kad geležis kažkur ieškoma, auksas, brangakmeniai einama tenai, kur žmonių nėra, kasama, ieškoma ir ištraukiama. Bet jis kalba apie tai ir paskui pasako, bet kur randama išmintis? Sunkius, brangius dalykus, juos žmonės eina, ieško ten, kur nelabai daug žmonių yra, kur giliai, kur tamsu, kur viską, bet jis tada iškelia klausimą, o tai kur ta išmintis yra? Ir skaitydami Jobo knygą mes galėtumėm tikėtis atsakymo, kad Dievas atsakys, kur yra išmintis. Jisai pasako, kad išmintiem nieks neprilygsta išminčiai. Niekas neprilygsta išminčiai. Ir tada vėl sako, iš kurgi tada ateina išmintis, 20 eilutė reiškia, iš kur supratimo šaltinis.
Ir skaitai, lauki, ten sako išmintis, super, viskas, čia pats svarbiausias dalykas, liežuvis seilė varva, ir kada jau pasakys, kurgi ją rasti, ir nėra. Ir baigėsi va tokiais žodžiais. Žmogui jis, tai yra Dievas, pasakė. Viešpaties baimė yra išmintis ir šalintis nuo pikta yra supratimas. Va tai kelias uždarytas. Senam testamente išminties nieks negalėjo prieiti. Bet ateina ir riba sako, elgsis, stengsis gerai bėgti nuo piktą, bijoti, nusidėti. Tai yra išmintis. Tik tai tiek. O Paulius jau laiške korintiečiams rašo, 2 skyriui 7 eilutė, mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį. Vat kaip viskas pasikeitė. Išminties jinai buvo, visi žinojo, kad jinai kažkur gyvena, ten Jobas sako, mirtis tik girdėjo, kad kažkas yra išmintis. Bedugnė sakė, mes tik tai irgi kažką girdėjom, bet kur jinai yra, nieks nežino. O Paulius sako, mes ją jau skelbėme, paslėptą išmintį. Ir vis dėlto išmintis yra paslaptinga ir paslėpta. Paslaptinga jinai dėl ko? Jeigu pasižiūrėti, kas yra pasaulio išmintis, apie kurią Paulius irgi sako, kad yra pasaulio išmintis. Jeigu sakyčiau, kad aš dabar nežinau, kad po 5 metų aukso kaina šoktels 10 kartų. Bet kažkaip sužinau. Ir šiandien aukso kaina, tarkim, maža ir aš investuoju į auksą. Kaip ir nieko šiandien. Bet praeina 5 metai ir aš ateinu į tą vietą ir sako, išmintingai padarė, kada jis atėjo į tą vietą. Nes iš kažkur žinojo. Ir išmintis visada kalba apie ateitį. Ir dėl to pasaulis turi savo išmintį, kad, sako, numatė į priekį. Išmintis kalba, kas bus. Kaip daugelis sako, į kokį pensijos fondą tu investuoji. Ar reikėtų rūpintis pensiją. Ir tu nežinai, o kaipgi bus po 10-20 metų, kokie ten pasikeitimai įvyks. Bet jeigu žinotum, tai padarytum gerus sprendimus. Jeigu aš dabar žinočiau prieš 15-30 metų, kas įvyks pasaulyje dabar, kiek aš padaryčiau gerų sprendimų. Jeigu žinočiau, kada prasideda karas, kada jis baigėsi, kada prasideda pandemija, aš tikrai būčiau atidaręs kaukių fabrikėlį. Ir tada ateičiau į tą vietą ir sakytų, išmintingai padarė. Iš kur? Nes žinojau prieš tai. Tai čia pasaulio išmintis. Ir Paulius dabar sako, tiesa, tarp subrendusių mes skelbėme išmintį, tačiau tai išmintis ne šio pasaulio. Reiškia, jeigu aplink čia yra šis pasaulis, tai čia visiškai nesusiję. Paulius neskelbia, kaip išmintingai gyventi, kur investuoti ir kažką daryti. Nors gali naudoti žmogišką išmintį ir nieko blogo tau neįvyks, jeigu tu turi nuojautą ar dar kažką. Bet čia kalba, kad ta išmintis, jinai kalba apie ateitį ne šio pasaulio. Išmintis sako, žinai, yra už šio fizinio pasaulio dvasinis pasaulis, va čia. Ir ten yra Kristus, tai yra Dievo išmintis, yra ateitis. Nuostabi ateitis tau paruošta. O tu esi šio žemė, šiam pasauliui. Ir tu pradedi daryti sprendimus, remdamasis ateitim, kuri yra už šio pasaulio. Dėl to Paulius sako, mes skelbėme išmintį ne šio pasaulio, ano pasaulio išmintį. Ir įsivaizduok, tu darai sprendimus ir staiga tu palieki savo kūną, ateini ir angelai sako, ale išmintingus sprendimus padarėjai.
pasirinkai Kristų, gyvenai kitaip. O šio pasaulio išmintis sako juokinga Dievui. Tu kažką viską pasiseka, tu sukaupi viską, tavo vardas žinomas visur, sako, numatė, ir išeina į pasaulį, sako, ot kvailys. Nieko nebeturi, nieko. Ir čia nieko nebeturi. Todėl Paulius sako, mes skelbėme išmintį ir išmintis, jinai pirmiausia yra paslėpta, jinai paslaptinga. Ir jinai kalba apie ateitį. Dėl to čia yra tokie žodžiai. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių, tai yra prieš laiką, paskyrė mūsų išaukštinimui. Išmintis visada yra prieš laiką. Tu gauni žinias, apreiškimą prieš laiką. Nieko nevyksta. Kristus dar neatėjo. Mes turime apreiškimą apie jo atėjimą. Ir Paulius sako, mes skelbėme išmintį apie gyvenimą anapus. Ir dabar jisai rašo, kaip šitą Dievo išmintį vertina pasaulis. Arba kaip jinai, tiksliau, yra paslėpta ir paslaptinga. Jisai sako, bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo. Neįmanoma šio žemėje regėti anapus. Niekas. Net ir pasaulis sako, niekas iš ten negrįžta. Tu negali fiziniam akim nieko ten pamatyti. Sako, ko ausis negirdėjo. Joks YouTube'as, jokie niekas nieko nepasako, nekalba apie tenai, kas bus. Kas žmogui į širdį netėjo. Nėra tokių idėjų, kurios galėtų ateiti tau apie gyvenimą anapus pasauliui. Nėra. Tai yra, pirmiausia, tai yra tolima, nepraktiška, svetima. Ir pasaulis sako, todėl ir jinai paslėpta. Sako, nesuprato nei šio amžiaus pasaulio valdovai, nes tai nėra išmintis šio pasaulio. Ir pasauliui yra uždarytos durys. Tai yra kvaila žinoti, tu nei fiziniam, niekuo iš savo fizinių sugebėjimų, koks tu esi sukurtas, jeigu neturi Dievo dvasios, tu negali peržengti tos ribos ir žinoti ir matyti, kas ten yra, kas paruošta ir koks ten gyvenimas. Ir dėl to tu sakai, tai nepraktiška, tai kvaila. Susikoncentruokime į tai, kaip išspręsti konfliktus žemėje, kaip pandemijas nugalėti, kaip gyventi saugiai, kaip turėti gerus darbus, kaip visą kitą. Mes nežinom, koks ten gyvenimas. Ir Paulius sako, mes skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui širdį netėjo, taip paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per savo dvasią. Pat vienintelis galimybė, kodėl krikščionys, kurie turi dvasią, jiems yra apreiškiama, kas jų laukia ten. Kokia šlovinga ateitis. Daugelis, Paulius sako, mes va tai skelbėme apie gyvenimą anapus. Dėl to Paulius daug turi apreiškimų. Ir sako, jis tiek daug turėjo apreiškimų, kad jam net spigliuką tokį davė, kad padėtų nepasididžiuoti. Nes čia būna, kai daktarai raumenį tikrina, per kelią duoda, sako, aš ištversiu. Mano koja nesujudės, bet pukšt vis tiek sujuda. Taip ir čia sako, aš nepasididžiuosiu. Duok Dieve apreiškimus. Dievas duos ir duos pagalbą. Tai Paulius sako, mes apie tai skelbėme. Nes mums Dievas apreiškė savo dvasią. Tai yra dvasinis gyvenimas. O dažniausiai tai yra noras, kad Dievas apreikštų apie šios gyvenimą, apie šių laikų dalykus, kad aš čia išmintingai prasisukčiau, kad aš čia būčiau ir vilkas sotus, ir avis sveika. Aš ir krikščionis, ir nenusidėjęs, bet viską turiu. Ir ieškoma šios išminties, o Paulius sako, mes neskelbėm. Mes skelbėm apie gyvenimą anapus, apie jūsų išaukštinimą, apie tą šlovę, kuri laukia. Ir daug jisai buvo, jisai sako, aš buvau ir paimtas ir į trečią dangų, ir girdėjau žodžius, kurių nevalia pasakyti, ir jisai daug, jis gyveno
ateitimi, kurios dar nėra. Ir sako, mes apie tai skelbėme. Ir iš esmės Dievo dvasia labai nori kiekvienam krikščioniui atverti krikščioniško gyvenimo milžinišką perspektyvą. Kodėl gali būti laimingas krikščionis sirgdamas vėžiu ir žinodamas, kad rytoj jis iškeliaus? Nes Dievas jam apreiškia jo milžinišką gyvenimo perspektyvą. Krikščionys negali nusivilti, nes jie nėra šio pasaulio gyventojai. Jie laukia tėvynės ir Dievas nėra tas, kuris uždengia ir pasako, aš nieko jums nesakysiu. Ir jūs nieko nežinot, nematot, negirdit, lankykit bažnyčią, darykit gerus darbus. Nuobodu Viešpatie. Sako, bet jisai noriai apreiškia, kas yra anapus. Ir sako, apie tai Paulius mes skelbėme. Ir jisai tam žodį net ir sako, kas Dievas mums tai apreiškė per savo dvasią, nes dvasia viską ištiria, net Dievo gelmės. Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne šio pasaulio dvasią, kad žinotumėm dalykus, kurie vyksta čia. Bet dvasia iš Dievo ir sako, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. O Dievo pagrindinis troškimas yra neapreikšti, kada baigsis karas Ukrainai, bet apreikšti tau, kas tau dovanota. Ir Dievo dvasia labai noriai kalba apie anapus, nes tu turi dvasią. Deja, krikščionis mažiausiai nori tai žinoti. Sako, kaip jau bus, kaip man mama sakydavo, kai numirsim ir pamatysim. Taip ir krikščionis, kaip jau bus, tai bus gerai, bet o kaip bus, nieks nežino. Bet išmintis sako, jinai apreiškia, kas neaktualu tau dabar, bet aktualu bus po 100 metų, kad tu darytum išmintingus sprendimus. Ir Paulius čia sako, apie tai ir kalbame. Iš esmės sako, ateina pas Korintiečius, mes apie tai kalbam. Apie tą skelbėm, apie tą apreiškiam. Ir Paulius kalba toliau, sako, apie tai kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko šventoji dvasia. Dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Iš esmės jisai sako, mes skelbėme asmeninę patirtį, asmeninį apreiškimą. Mūsų bendrystės su Dievu rezultatą. Mes apie tai kalbame. Ir mes to, sako, nekalbam žmogiškos išminties žodžiais. Mes to neišmokom YouTube. Ir mokykloje, ir universitete. Ir Biblijos mokykloje to neišmokom. Ir bažnyčioje to neišmokom. Mes išmokom bendraudami su Tėvų dvasia. Mes apie tai skelbėm ir taip labai norim apie tai kalbėti. Ir sako, mes skelbėme, kad Dievas apreiškė per dvasią. Tai yra, kiekvienas iš mūsų esam pašaukti patirti būsimojo amžiaus jėgų. Sako, patyrę būsimojo amžiaus jėgų. Mes bendrystė tarpusavyje yra rezultatas bendrystės su Tėvu ir jo sūnumi. Jeigu nėra bendrystės su Dievu, bažnyčia tampa bendraminčių socialinis klubas, kurie nori vienas kitam padėti. Žinot, medžiotojai labai mėgsta vienas kitiem padėti. Aš pažįstu nemažai medžiotojų ir kartais galvoju, čia tai sekta, čia tai net Kalėdos nėra šventė, ištisai medžioja. Bet čia mes bendraudami tarpusavyje išreiškiam tai, ką mes bendraujam su Tėvu ir jo sūnumi. Mes išreiškiam vienas į kitą mylėdami. Meilė tai yra dėl to, kad mes patiriame meilės bendrystėje, nes Tėvas kalba mums apie tai, kas mums dovanota. Jisai nesako, koks tu liuzeris, koks tu ten toks ir anoks. Visa kita, net jeigu tu šiandien esi kritime, jisai mato tave tenai. Tėvas labai išmintingas yra. Jisai mato tavo ateitį ir kalba su tavimi taip, tarytum tu jau ten esi. Dėl to kartais krikščionis nustemba, sako, aš toks menkas, aš dar nesenai čia
ir kliurką padariau tokį, ir Dievas man prabilo per pranašystę, per žodį, taip mane atstatė ir nepasakė, bet dėja, aš mačiau, ką tu padarei. Kaip jisai nesupranta ką, jisai mato tave tenai. Ir Paulius apie tai kalba. Vis dėlto net tarp krikščionių bendrystė dvasia, bendravimas su Dievu, jis yra traktuojamas dažnai, sako, nepraktiškas. Jeigu man neduoda dvigubai didesnio atlyginimo, kokia prasmė man bendrauti su tėvu? Jeigu jis nekalba apie šių dienų aktualijas, kokia prasmė? Vat aš kai nuveisiu, ten viskas ir bus aišku. Bet išmintis jinai duoda milžiniškų jėgų. Jokūbas savo laiške rašė, sako, vienu tik džiaugsmu laikykite, kai pakliūvate į įvairiopus išmėginimus. Ir jis nesako, kad reikia per prievartą šypsotis. Ir aš nemačiau dar tokio krikščionio, kuris bando save įtikinti, aš džiaugiuosi. Apie Paulius, Jokūbas kalba apie, sako, ir iš karto, sako, vienu tik džiaugsmu laikykit. Kodėl? Žinodami. Kažką krikščionis žino, kai ištinka sunkumai. Sako, kad tai gamina kažką. Ir paskui jis iškart tarytum peršoko ne į temą. Sako, o kam trūksta išminties? Tas te prašo. Vat išmėginimuose labai svarbu žinoti, kas vyksta čia. Tada tu pereini. Kodėl apaštalas Petras ramiai miegojo prieš mirtį ir angelui reikėjo 2 kartus jį žadinti? Taip stipriai, kad jisai, nors pagal visą scenarijų, jis labai panašiai kartojosi kaip Jėzaus. Velykos, paskui prieš nukryžiavimą, sprendimas priimtas, valdžia pasakė į kartuvės arba, kaip sakyti, ant kryžiaus, sakyta, ir jis miega. Čia tikrai ne žmogaus pastangos valios, kad jis toks ištobulėjęs, nes jam Jėzus pasakė apie jo ateitį. Sako, kai tu pasensi, tada, sako, eisi ten, kur nenori. O jis dar nepasenęs. Ir jis tiki, kad Jėzaus žodis bus taip, kaip pasakė. Dėl ko Paulius skęstant laivui ir visiems ten jau į paniką ar pasninkaujant 14 dienų, aišku, pabandžius įsivaizduoti tą jūrą, tą visą kitą, jisai ramiai sako, viskas kaip bus. Kodėl? Dėl to, kad iš ano pasaulio angelas pasakė, kaip viskas bus. Bendrystė su Dievu jam suteikia jėgų pereiti neįtikėtinus beviltiškas situacijas. Ir šių dienų visuomenė, kada krikščionys yra mokomi vien tik tai fokusuotis į šių dienų gyvenimą, ir bet koks išbandymas tampa nepakeliamas. Įžeidimas, prastas žodis, sumažintas atlyginimas tampa katastrofa. Dėl to, sako, jeigu trūksta išminties ne šio pasaulio, kaip tau spręsti tą problemą, bet išminties pamatyti, kas vyksta anapus, sako, tu pereisi su džiaugsmu. Ir apie tokią išmintį ir apie tokį dvasinį gyvenimą Paulius kalba. Jisai kalba, kad sako, dvasia ištiria. Mes viduje turime dvasią ir mes ieškome Dievo savyje. Dvasia jinai ne šiaip paviršutiniškai, kaip šių dienų jaunimo, jis reiškia, sako, jeigu 3 sekundės tu neužlaikai žvilgsnio internetiniam puslapį, blogai sukurtas puslapis. Nes tik 3 sekundės žiūri. Šiandien krikščionybėje irgi greito maisto vartojimas atsirado. Jeigu man viskas neaišku, jeigu viskas čia greit neįsisprendžia, jeigu aš nieko nepamaščiau, visą kitą, jeigu nėra, viskas, Dievo nėra. Bet sako, čia dvasia ištiria. Jinai turi dėmesį, jinai turi laukimą, jinai turi dvasinius pojūčius. Ir Paulius kalba, kad sako, dvasia visą tai ištiria. Ir paskui jisai kalba apie dar didesnę transformaciją. Sako, bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė. Apie tą gyvenimą yra kvailystė. Reikia viską daryti praktiškai. Ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama.
Nes jei neturi dvasios, tu negali gauti apreiškimo iš anapus, tu gali fantazuoti, bet tau tai nepraktiška, tai kvaila. Ir šiandien pasaulis sako, tai yra kvailystė. Kaip kitiems sako, jau geriau tu būtum religinis. Gerai elgtums, nerūkytum, negertum, lakytum bažnyčią. Bet jeigu čia jau tau Dievas kalba, tai yra prasti popieriai. Tai yra priešingai, yra kaip baisu, jeigu tu kalbi Dievui, tau Dievas ne. Tai yra baisiausia religija, kokia įmanoma, tai yra nuobodžiausias dalykas. Ir apreiškimo Jonui knygoje paskutiniai bažnyčiai, Laodokiečių bažnyčiai, kuris sakė, mes viską turim. Žiūrėkit, pas mus visos problemos įspręsta. Visi laimingi. Vaikų tarnavimą turim, vaikai laimingi, visi išgydyti. Yra išgydymų dovanos, viskas veikia. O Jėzus sako, o tu nežinai. Vat bažnyčioje aš stoviu prie durų. Jis sako, su manim nieks nevakarieniauja. Ką daro žmonės per vakarienę? Plepa, kalba, pasakoja vienas kitam. Ilsisi ir mėgaujasi maistu. Ir Jėzus sako, viską tu turi, bet su manim nieks nebendrauja. Jis sako, aš galiu išspjauti tave iš burnos. O ką reiškia išspjovimas? Aš nustosiu tau kalbėti. Jeigu Dievas nekalba žmogui, jo gyvenimas vysta. Sako, ta psalmė įžymioji, sako, palaimintas žmogus, kuris pasodintas prie upelio, jo šaknis visą, jo lapai nevysta niekada. Šviežumas, kodėl yra šviežumas? Dėl to, kad prie upelio. Dėl to, kad šaknis, o šaknų nieks nemato. Aš ne vieno nematau iš jūsų slapto gyvenimo, kurį jūs gyvenat mintyse, kurį gyvenat vienumoje, ir aš nematau jūsų šaknų. Tik Dievas mato. Bet sako, jeigu to šaknis prie upelio, tu gauni šviežų apreiškimą. Tavo lapai, tai nereiškia, kad tu visada būsi pakylėtos nuotaikos ir kvatosiesi. Gali būti ir liūdnų akimirkų, bet tavo lapai šviežus. Pavyzdžiui, Paulius rašė, sako, mes buvom paskelbę savo mirties nuosprendį. Pakliuvom į tokias sunkes aplinkybės, beliko pasikliauti Dievu, kad galbūt prikels iš mirusių. Ir taip įvyko, Dievas juos atstatė. Ir jie atšviežėję, sako, mes galim pasakoti visiems dabar šitą patyrimą. Ir dėl to pabaigoje sako, tai kasgi, o dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi suvokia viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus protą. Kada mes bendraujame su Dievu, mūsų protas pradeda vertinti šių dienų gyvenimą kitaip. Dėl to mes galime apie viską vertinti. Žmogus be dvasios jis negali vertinti to, ko nemato, ko negirdi. Tikėjimas yra toks klaidingas krikščioniškas priežodis, sako, tikėjimas yra aklas. Tai yra baisu, jeigu aklas. Musulmonija gal yra aklas, dar kažkas. Sako, aš tikiu be nieko. Tikiu tiesiog, kad tikiu. Nėra svaresnių įrodymų nei žemė, nei dangui, negu Jėzus ir bendrystė su Dievu. Nėra svaresnių. Dievas taip pasirūpino įrodymais, kad sako, ir liudytojai liudija, ir tavie liudymą turi. Taip, kad tikėjimas visada mato ir tikėjimas ateina per bendrystę. Ir Paulius kalba, sako, toks nuostabus gyvenimas yra krikščionybė. Ir paskui jisai pereina, tas laiškas baigėsi, 3 skyrius, ir visiškai važiuoja į kitą pusę. Jau kartais būna nebeįdomu skaityti korintiečių laiške nuo 4 skyriaus ar nuo 5 skyriaus. Kas čia pasikeitė? Sako Paulius, dega, taip turėtų būti. Ir galima savo arba užduoti, aš kažkada irgi užduodavo klausimą savo, kodėl tokia praktika tampa tokia reta gyvenime ir ypač bažnyčioje. Ir Paulius iš karto ir sako, kodėl jis negalėjo apie tai kalbėtis. Sako, tarp subrendusių, net laiške žydam parašyta, subrendusiems tinka maistas, kurie dvasinius pojūčius išugdė skirti gerą nuo blogo. Tai vadinasi, bendrystė ir maistas yra toks su tavo aktyviu dalyvavimu. Tai yra maistas, kurį tu gauni iš vidaus.
ir savo dvasia. Ir bažnyčia yra vieta, kada vienas, antras, trečias gauna iš vidaus ne tuos pačius dalykus iš tos pačios dvasios, bet jie į tą patį eina. Ir Paulius kalba, sako, kai jūs susirenkat, vienas turi tą, kitas tą, bet jis pradeda korintiečiams kalbėti. Sako, aš broliai negalėjau kalbėti su jumis kaip su dvasiniais. Ką reiškia, jis nesako, jūs čia žemesnės kategorijos. Sako, aš negalėjau kalbėti apie tai, kas vyksta ten. Aš negalėjau kalbėtis to, nes jūs neturit viduje santykio. Todėl, sako, aš turėjau su jumis kalbėti kitaip. Ir iš esmės šių dienų visuomenėje arba ir bažnyčiose, ir aš savo gyvenime pastebėjau, sako, nes jūs esate nepasirengę. Ir čia Paulius nekalba apie kaltę. Daugelis krikščionių išgirdė tokį žodį. Nepasirengimas reiškia yra dvi priežastys, kodėl krikščionys negyvena dvasinio gyvenimo. Viena iš priežasčių yra, kad nėra padrasinimo, nėra žinių, nėra pavyzdžių. Bet pagrindinės priežastys, dėl ko tai nevyksta, Paulius pradeda nuo tų nuo laiške toliau ir vardinti. Vienas iš tokių dalykų tai yra, sako, fokusas į šį pasaulį. Ir krikščionys išgirdę šitą žodį fokusas į šį pasaulį turbūt, taigi mes nežiūrim pornografijos, mesgi negeriam, mesgi labai gerai elgiamės. Ir Paulius kalba apie dėmesį šiam pasauliui ne nuodėmės vien kontekste, bet apie tai, kaip apie savo pagrindinį gyvenimą. Bažnyčia tai yra vieta, kuri turi spręsti šio pasaulio problemas. Mes esam šviesa, šviesa ką rodo? Šviesa rodo ateitį. Kai tu jungi, tu matai toli. Krikščionis apšviečia per krikščionį šviesą iš anapus ir paskelbė pasauliui apie ateitį, apie Dievo dovanas, apie Dievo amžiną gyvenimą, apie planą. Ir sako, kada žmogus pradeda koncentruotis į tai, kas vyksta čia, tai tampa nepraktiška, keista, neįdomu. Ir Paulius sako, jūs negalite. Mes kalbame apie tai tarp subrendusių. Subrendę reiškia tie, ne kurie jau super ištobulino savo elgesį. Tie, kurie turi bendrystę. Ir toliau jisai pasako taip pat kitą, kokia pasiekmė būna, kada krikščionys fokusuojasi į žemiškus dalykus. Iš esmės dažnai surinkimai baigėsi arba prasideda tuo, kad reikia išspręsti kiekvieno bažnyčios nario problemas. O tų problemų niekada nesibaigia. Tų rutuliukų yra tūkstančiai ir milijardai. Kiek dienų skirta tau gyventi, tiek ir bus problemų. Tai yra Jėzaus pažadas. Šiai dienai užtenka šios dienos rūpesčių. Paprastai, jeigu pradedi dėtis antros dienos rūpesčius, palūžti. Todėl geriau dėtis tik šios dienos rūpesčius. Bet vienas iš tokių pasiekmių tai yra sekimas paskui žmogų. Ir Paulius pradeda, sako, vardinti, negalėjau su jumis kalbėti kaip su dvasiniais, nes jūs negalėjote priimti, net ir dabar negalite. Priimti tai nereiškia, aš negaliu priimti pamokslo, aš negaliu priimti tiesiai iš Dievo dvasios, nes nemoku. O nemoku dėl to, kad pradėjot vertinti neteisingai lyderius ir žmonės, per kuriuos veikia Dievas. Ir Paulius sako, kas tai yra Apolas ir kas tas Paulius. Nes atsirado, mes sekam paskui Kefą. Ne, mes sekam paskui Paulių. Žmogus deleguoja bendrystę su Dievu teisę kitam. Susižavi Dievo tarnu ir padaro jį šaltiniu. Ir jo gyvenimas viduje baigėsi. Pasiekmė tokia, kad tada prasideda, Paulius rašo, sako, jūsų tarp yra pavydas ir ginčai, susiskaldimai. Pavydas tai yra pasiekmė nežinojimo tai, kas tau Dievo dovanota. Kada tu žinai, kas tau Dievo dovanota, tau yra labai ramu, nes niekas kitas to negali turėti. Tu esi unikalus. Ginčai prasideda tada, kada yra sekimas paskui žmogų.
Dievas man labai padėjo per šitą žmogų. Ir Paulius sako, jis paskui ir net antram laiške Korintiečiams visur tiek daug dėmesio skyrė, kad sako, žiūrėkit į mūsų gyvenimą, žiūrėkit į kitų. Mes esam broliai, bet ne funkcijos, ne dovanos. Dažnai ir šiandien vieni kitus kartais krikščionys vertina vienas kitą pagal dovanas. Tu pranašas, ar tu apaštalas, ar tu pastorius, ar tu tas. Ir net daugelis tyrimų parodė, kad kiek pastorių yra liūdni ir vieniši. Sako, aš nenoriu būti pastoriu, aš noriu būti draugu. Ir apaštalas Jonas savo gyvenimo brandoj sako, mano draugai. Jis nesako, aš kaip apaštalas, mano vaikeliai, mano draugai. Dievas sako, aš ir noriu būti draugu. Aš nenoriu būti pateptuoju mesiju tau, aš noriu būti draugu. Ir bendrystė dėl to dažnai skilimai bažnyčiose vyksta su Dievo leidimu, kada prasideda trūkumas bendrystės, nes 1000 žmonių su vienu žmogum negali bendrauti, neužteks laiko, tas žmogus palūž. Ir dėl to atsiranda natūraliai arba nelabai natūraliai, kada tu bendrauji, jeigu taip pasižiūrėti į savo gyvenime, aš artimai bendrauju 10-15 žmonių. Daugiau tavo fiziškai galimybės išsenka. Bet tai reiškia, kad dėmesys Dievo ir vienas kitam, čia yra pagrindinis dalykas. Ir kada krikščionis fokusuojasi į gyvenimą žemėje, į sekimą paskui žmogų, per kurį Dievas veikia ir veiks. Ir neteisingai vertina jį, priimdamas tai kaip dovaną, kaip asmenį, bet ne kaip brolį, kaip žmogų, kuriam reikia pagalbos, kuriam reikia bendravimo. Paulius sako, melskitės už mus. Ir jo visi laiškai labai keisti yra. Aš kartais pagalvoju, jeigu Dievo dvasios vietoje aš būčiau efektyviau parašęs visą šitą. Nes dabar tiek daug trūkumų informacijos ir tu galvoji, pasakytų, kaip ten buvo, tai dingtų visos iliuzijos. O dabar kalba, kaip aš ilgėjausi jūsų, kaip aš siunčiau Timotiejų, jis pranešė, kad su jumis viskas gerai, aš apsidžiaugiau. Gerai, Pauliau, šitą palikim, ne taip svarbu, bet pasakyk, kaip tu meldėjaisi, kaip tu, kokias dovanas, kaip ten įdėti, kaip ten visą kitą, po kiek valandų, kaip jūs ten rinkotės, kokiose vietose ten. Ir aš svajodavau, kad transformuotis ir pagyventi su Paulium vieną dieną. Pasižiūri, nukopijuoji ir į apyvartą. Bet laiškai Filemonui visiškai neinformatyvūs. Kaip aš apsidžiaugiau, kad tavo vaikai priėmė, gyvena meiliai, padeda. Aš siunčiu, labai pasiilgau, būk geras, priimk, visą kitą. Žmogaus Kristuje išreikšta meilė ir meilė gauta iš Dievo. Tai pasirodė labai efektyvu šventai dvasiai. Ir visa kita yra labai nekonkretu. Kas mėgsta Seną testamentą arba Seno testamento dvasios, kaip aš vienas iki skundžiausi Dievui, sakau, jau geriau būčiau gimęs Senojo testamento laikais. Man būtų žymiai lengviau, paprasčiau. Žinai, eini, nuneši, padedi, statai plytą, padedi šventyklą, statai, ten tą padarai, tą 10 sumoki, tam padedi, viskas aišku. Dabar mylėk, džiaukis, o konkrečiai. Afrikos mylėti aš nemoku. Lietuvos net nemoku, tik žemėlapį galiu įsivaizduoti, kai už prabudimą meldiesi, tai ne žmonės, žemėlapį įsivaizduoji. Ir viskas. O kaip konkrečiai? Broliuk, kiekviena mano vytė girdi mano balsą. Tik kad aš negirdžiu, girdi. Ir ten neparašyta dabar mokymas, kaip girdėti Dievą. Ir aš labai pyko ant Dievo, kad nėra skyrelio apie tai, kaip girdėti Dievą. Sako, jeigu tu gimė iš dvasios, tu atpažįsti. Ir nėra kito kelio, kaip laiške Hebrajams. Sako, per praktiką jie išugdė. Reiškia, yra klaidų ir sėkmių praktika. Ir nieko nepadarysi. Ir Dievas labai daug, jisai kalba įvairiausiais būdais. Jo žodis yra
nuostabiai tinkantis tavo gyvenimui. Pats Biblijos skaitimas jisai yra neįtikėtinai įdomus, bet dėja jis tapo dažnai administracinių teisės pažeidimų kodeksu arba baudžiamuoju, arba dar kitu. Tai yra kaip man gyventi ir tu ieškai taisyklių. Bet ten Paulius, apaštalas Petras laiške savo rašė, iš vis sako, pranašai Senam testamente. Jie, sako, tyrinėjo savyje, ką Kristaus dvasia kalbėjo, nurodydama laiką ir aplinkybės, kaip dera Kristui kentėti ir prisikelti. Reiškia, šventoji dvasia ir šiandien taip pat kalba pagal žodį. Vat aš savo gyvenime didžioji dalis, kaip Dievas kalba, tai šventoji dvasia parodo laiką, tu skaitai tam tikrą vietą ir sako, atėjo metas. Ir aplinkybės jos sutampa su tavo. Ir tu tada prabyla Dievas. Sako, kai mes šiaip skaitom kaip tokį istorinį, architektūrinį kūrinį, tai tu skaitai dažniausiai, jeigu esi sportininkas, tai darysi tuos priėjimus, reiškia, 3., 4, tau nepatinka, bet tu tiesiog, reikia, krikščionis aš. Bet iš tikrųjų čia yra gyva knyga, kur mes iš Pauliaus gyvenimo matom, kuris staiga rašto vieta jam prabyla, aš padarysiu tave šviesa pagonims, nors ten kalbėjo apie Jėzų. Bet jisai skaito ir jam apreiškiamas. Jisai visą malonę, viską suprato iš Seno testamento ir žiūrėt citatas, ką jis cituoja, jisai didžiąją dalį cituoja Seno testamento. Vat Jėzus lygiai taip pat gyveno, jisai žinojo per bendrystę su tėvu, kada ar kas. Staiga jis ateina ir žino, kad atėjo laikas mirti. Atėjo laikas ir sako, žodį yra parašyta apie tai, kad karalius atjos ant Asilaičio. Ir jam tas žodis prabilo. Jis sako, dabar reikit surasti tą Asilaitį. Ir be jokių problemų. Ten neišjodinėta, tais laikais neišjodinėta asilą, tu jį paimti ir ant jo atsisėsti, tai būdavo neįtikėtinas dalykas. Tave numestų ir nieks ten. O jis sako, rasit, jeigu klaus, kam reikia, pasakykit. Ir viskas išsipildė. Dėl to, kad atėjo metas. Arba Jėzus ateina po dykumos, jam paduoda, atsiverčia ir skaito. Šventoji dvasia ant manęs. Jis patepė mane. Atėjo laikas, atėjo metas. Jėzus buvo daug, sako, jis pasiustas skelbti Evangeliją, skelbti visiems kaimeliam. Ir jam atsiverčia rašto vieta ir prabyla metas. Tolimoji Galilėja, kuri tamsoje ten glūdi, išgirs, pamatys šviesą. Jėzus, tėvo valia eiti į miestelius, į kaimelius. Paskui, sako, artinantis Velykoms, jau net tam tikroms Velykoms. Jėzus jau jam kalba žodis apie tai, kad metas. Metas ant kryžiaus. Ir jisai nori į tai eina, nors tai nėra pasivaikščiojimas po pievelę. Bet jisai visur mato, kaip tėvas kalba, ypač per žodį. Dėl to saugiausia vieta žodis tampa gyvas. Jis atranda šventoji dvasia, sako, virš vandenų, juda ir paprastai yra, sako, jeigu vanduo sujuda, kas įžengia, tas pasveiksta. Tai yra toks principas, tu skaitai žodį ir šventoji dvasia sujudina. Ir jeigu tu priemi, tu patiki. Ir dėl to skaitimas kaip su gyvu žodžiu, mąstymas nepaviršutiniškas, atveria daug Dievo kalbos ir daug Dievo valios. Jis kalba įvairiais būdais, kalba vienas per kitą ir Paulius sako, jisai svajoja, sako, ateinu į bažnyčią ir visi turi bendrystę su Dievu. Sako, tas aną turi, tas turi. Mes nepašaukti išreikšti save, kad man reikia platformos arba reikia man savyraiškos, nėra ką veikti bažnyčiai, duokit ką nors veikti. Bet ką, ne, pagrindinis dalykas, mes vieni kitus mokom, skatinam tiesiai pas Dievą per Jėzų. Išmokti bendrauti be pavydo, be nieko, nes Dievas turi daug dalykų jisai.
Aš anksčiau labai pavydėdavau ir galvodavau, kaip noriu būti antras po Jėzaus, bet jau neišeis būti. Reiškia, ir galvodavau, visiems aš pavydėsiu, ten eisi, ten Petras, ten, reiškia, tą daro, ten tą, o manęs neprileidžia, nes, tu ten dar toli, ten netiek tu toks dvasinis, reiškia. Ir galvoju, tai kaip ten bus be pavydo įmanoma. Ir staiga Viešpats rodo dangų. Matau dangų, didelis dangus, va tiek Dievo. Ir paskui vienas taškelis toli ir jį pradeda išryškinti. Tas taškelis auga, artėja ir tam taškelį yra tiek daug. Sako, aš vat visas toks. Bet yra vieta manyje, kuriame esi tik tu. Ir visas aš esu tavo. Toje vietoje visas Dievas tavo, be konkurencijos. Viskas. Gali kiti aplenkti mane. Aš turiu vietą danguje, kuriame visas Dievas yra tik mano. Ir jis sako, iš to taško aš galiu tau kalbėti tiek, kiek tu nori. Kaip kažkas pasiskūnė, kad Dieve, kaip dažnai tu gali kalbėti. Sako, vat, kaip jūros smilčių, vat, kiši ranką ir paėmė vis. Kada jos baigsis. Sako, yra kažkur net ar psalmė, bet sako, minčių apie tave tiek, kiek jūros smilčių. Tai va, Dievo minčių apie tave yra tiek daug. Ir bažnyčia tada tampa labai įdomi vieta. Be abejo, su iššūkiais, bet pagrindinis dalykas tai nėra įdarbinti krikščionį, surasti jam vietą tarnavimui, bet išmokinti ir padrasinti ir paskatinti bendrauti su tėvu, turint jo dvasią. Nes tai yra amžinasis gyvenimas, tai yra džiaugsmas, kur tu nebejauti laiko ribų ir nebeskaičiuoji metų, nes tai tiesiog nesibaigs niekada. Ir tėvas nori tavo apreikšti ne tai, kaip jis tave nubaus už nepadarytus darbus, bet sako apie tai, kas tau dovanota, kiek daug dalykų yra. Ir aišku, baigiant paskui visas va tas laiškas, Paulius stengiasi, sako, dabar aš su jumis nekalbu apie tai, nes jūs nuvėjote kitus dalykus, sako, aš dabar kalbu, kad juos įspręsti. Ir jeigu žiūrėti į visas temas, kurias jis kalba apie ginčus tarp brolių, kad į teismus eina vienas prieš kitą. Kalba apie šeimą, kaip gyventi šeimoje, apie vedybas, apie kiek ten kartų su kuo ir kaip tenai galima ženytis. Kalba apie tvarką bažnyčioje. Ir didžiam apgailestavimui šitos vietos tapo pagrindiniu fokusu. Bet jos yra tik tai tam, kad pašalinti kliūtis į tą dvasinį gyvenimą. Bet jos nėra tos pagrindinės. Paulius ir kalba, jisai bando, sako, dabar, sako, aš jums negaliu kalbėti kaip dvasiniams, kurie turit bendrystę. Nes, sako, jūs pykstatės, po teismus einat, va tas yra. Ir sako, dabar aš kalbu pieną. Pienas tai reiškia, tau nieko daryti nereikia. Pienas paduodamas. Brandus reiškia, tai nėra paviršutiniškas. Vat kaip buvo viskas aišku, plum. Ne, tu bendrauji su tėvu, tau tėvas patvirtina, tau papildo. Tu matai, jeigu bažnyčioje dėl to sako, yra, sako, vienam ateina, vienas pranašauja, kitam ateina apreiškimas. Ir labai įdomus gyvenimas, atėjo apreiškimas, kad bus pranašystė, kad bus badas. Jie reaguoja, siunčia pagalbą. Ir tu matai, kad tas gyvenimas, jisai be galo įdomus. Ir jis kažkodėl yra labiau prieinamas neturtingose šalyse su problemom, su sunkumais, kaip Kinijoje, kitur. Laodokiečių bažnyčioj jisai nėra patrauklus ir norimas. Dėl to, kad yra daug dalykų, kurie pakaitalas. Yra konkurencija, yra kaip čia užaukti, kaip čia pasidaryti, vat mes ir tą turime, ir vat tą turime, o jeigu neturim, tai kaip tą gausime, visą kitą. Ir sako, Jėzus ten nekalba apie netikinčius. Sako, aš stoviu prie bažnyčios durų. Ir jis nesako, koks jūsų prastas elgesys. Sako, su manim nevakarieniauja. Ir drungnumą įmanoma nugalėti tik vienu būdu. Vat laiškai jie visada parodo
receptą, kaip nugalėti. Aš anksčiau drungnumą galvojau, drungnas krikščionis nenori būti, dabar čia reikia pamaldos kiekį padidinti, dabar čia pasninką jungti, dabar čia daugiau kam čia dar duoti pinigų, dar čia kažkam padėti, kažkam. Ir tu vis tiek drungnas. Aš galvoju, kas čia darosi dabar? O nugalėjimas įmanomas tik per vakarienę. Drungnumas įveikiamas per atsisėdimą prie stalo ir bendravimą su Jėzumi. Sako, tada nugalėjusiam duosiu. Duosiu valdžią. Valdžią ne karaliauti virš žmonių. Valdžia tai yra, tu aiškiai supranti, ko Dievas nori ir tu darai tai, ką Jisai nori. Ir tu esi jo valdžioje, nes čia tas pats, kaip būna valstybės institucijos, jeigu tau parašo raštą, įgalioju daryti tą, tai tu atsipūtęs eini, nes turi parašą. Tu žinai tiksliai, kam tu atstovauji. Ir viešpačia, Paulius sako, įgalioju tave pas pagonis eiti. Ir jisai eina pas pagonis. Vienur žalia šviesa, kitur bando, bet staiga sapnas apsireiškia. Ir dėl to investicija į bendrystę su Dievu, jinai pati yra vertingiausia. Ir aš nesenai tokį sapną sapnavau, galvojau, gal čia apie ateitį, tai iškia sapnavau, kad vienas pastorius sako, noriu tau pasakyti žinią tokią. Aš prieinu, Skype'as čia reiškia, žinai, sako, aukso kainos pakils labai greit. Per vieną naktį. Dabar mažas. Sakau, kaip dabar investuoti? Sakau, čia pas mūsų šalyse nieks to nesupranta ir pinigų neturi. A jis nieko, tyli. Ir paskui žiūri, kasgi tas auksas. Išmintis, sako, yra kaip auksas, o supratimas kaip sidabras. Investicija į tai, kas dabar nėra praktiška, bet paskui bus labai praktiška. Tai yra, ko Dievas nori. Jis nori investicijos ne į veiklą, bet į santykius. Kada mums vienas su kitu lengviau bendrauti? Kada tu turi bendrystę su Dievu. Tada tavęs gali nepiktinti visiškai ne į temą. Sako, brolis ne temoje visiškai iš kažkokios keistos ten. Bet tu turi bendro kažką. Ir Senam testamente lygiai tas pats kunigai, jie turėdavo įeiti šventų švenčiausiai ir išėję patarnauti. Jeigu žmogus neįeina į bendrystę su Dievu, ką jis gali duoti kitam? Jis gali duoti žmogiškumą. Galima sukurti labai efektyvę korporaciją, organizaciją. Tų metodų yra įvairių. Paulius, baigiant, jis kalba apie statybą ten ir du dalykus išskiria. Sako, niekas nepadėjo kito pagrindo, aš padėjau pagrindą. Sako, kur čia? Reiškia, pagal Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmintingas statybos vadovas, reiškia, turi išminties. Padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tai nėra greito maisto dalykas. Kažkas padeda pamatą, bet tu statai. Ne pamokslininkas, ne pastorius, ne šeima, ne bažnyčia, tu statai. Bet pamatas turi būti, o pamatas tai nėra doktrina. Pamatas yra Kristus, asmuo. Ir aš įtikėjau per tai, kad pirmąsyk išgirdau Jėzų. Išgirdau ne fiziškai, bet išgirdimas daug kur reiškia, tu atpažinai jo žinią tau. Ir tau pagrindas plumpt. Ir nuo to tu atsispiri, pradedi statydinti. Ne nuo to, kad aš radau tinkamą bažnyčią, aš pradėjau, įsirašiau į tarnavimą, tu statai ant pamato. Ir Paulius sako, bet kiekvienas te žiūri du dalykus, sako, kaip stato ir iš kokių medžiagų stato. Iš esmės, kaip stato, tai reiškia, yra svarbu, kaip tu gyveni. Ir Paulius paskui adresuoja, kaip vadiname, tuos visas dalykus, sako, ir apie atleidimą, ir apie ginčus, ir pykčius tarp brolių, sako, svarbu, kaip tu gyveni. Nes jeigu bilia kaip gyveni, tai vis tiek sudegs viskas. Liks pamatas tik tai. O kitas sako, iš kokių medžiagų statai. Ar iš aukso, sidabro, brangių dalykų. Tai yra statyba iš to, viską tu darai tą, kas yra apreiškiama. Ne tai, kad kiekvieną žingsnį nurodo Dievas, ką daryti, bet pasiekmė yra to, ką viešpats
apreiškia. Ir dažnai būna, aš pats atsimenu, labai buvau nusiminęs labai nedidingų pašaukimų, visada svajodavau, kad visus, kai šaukia Dievas, kažką super daro. Ir po atkritimo, reiškia, būnu ten vienas, visą kitą, ar kur čia tas pašaukimas, nervuojasi, visą kitą, nėra ką daryti, čia susipykau, ir išsišnekėjau su Dievu, tada ramiai užmigau ir sapnuoju, reiškia. Sapnas stovi vyriškis su balta barzda, ir žinau, kad stovi išmintis. Dievas kaip išmintis. Ir dalina pašaukimus visiems. Vienas, aš eiliai stoviu, prie pašaukimo stoviu, galvoju, įdomu, koks. Ir mano eilė atėjo, aš atsistojau ir žiūriu į koks dabar. O jis taip ramiai pasižiūrėjo į šoną, paskui į mane, sako, kodėl tau neparašius apie tai, ką aš tave mokau. Ir aš taip aš taip norėjau visą laiką. Ir paskui pabudau, ir ką, taigi nei ką čia rašyti, nei ką. Tik tai vieną sakinį užsirašiau. Atsimenu, atsidariau kompiuterį ir parašiau, Dievas man pasakė, kad jis man kviečia rašyti. Nežinau, nei ką, nei kaip, bet kažkaip taip įvyks. Taškas. Ir laukiau mėnesį, kitą, niekas nevyksta. Bet viduj gyvenimas yra, viduj vaikštai po dvasinius reljefus. Ir vieną dieną pradėjau, viešpats sako, tai tu skirk laiko, nenukris savaime. Ir galvoju, viešpats, gerai, jeigu tu pašaukiai, tai aš dieną po valandą. Jeigu vienas sakinys gims, parašiau, jeigu kada nors kažką parašysiu, tai žinosiu tiksliai, čia Dievo stebuklas. Nes visiškai esu ablamuchas, nieko nemoku parašyti. Ir tą išsisaugojau sakinį, dabar pažiūrė, tai žinau, kad tai tik kažkada pasiskundžiu viešpačiai. Sakau, šiaip nelabai įdomus pašaukimas. Buvo, norėčiau būti dideliu Dievo vyru, ten kažką sukurti, tokio matomo, didelio, žymaus ir visa kita. O čia toks, rašyti. Ir paskui einu ir meldžiuosi ir staiga žodis. Taip, kalbomis meldžiantis. Užrašytas žodis neša daugiau vaisius neišsakytas. Ir pamatau prieš akis Bibliją. Pasirodo, užrašytas žodis, jisai iš tikrųjų daugiau. Bet aš tik iš to nustembu, kaip viešpats nepyksta, visus niuansus žino, dar kažką kartais nuvertini, nematai tų labai didelių rezultatų ir visą kitą, bet atsimenu, pavargdavau vis keletą, taip krikščionių būdavo vis ten guodi ir tas pats per tą patį metus. Ir galvoju, viešpatie, kas čia per tarnavimas? Kas čia per nesąmonės, nieks neveikia. Žinau, paskambins vėl tą patį guosi ir vėl bus pravalas po dienos dviejų. Kur čia tas tikras tarnavimas? Ir atsiverčiu Bibliją, ten tiksliai dabar neatsimenu tos vietos, bet iš Pranašų knygos žodžiais. Tai tau per mažai tarnauti mano vaikams ir juos guosti ir atstatyti? Ir aš supratau, kad Dievui svarbu ne mastelis. Dievui svarbu tavo požiūris į žmogų. Ir jeigu tu turi aplink save 1, 2, 3 žmonės, su kuriais nori dalintis tuo, ką gavai, tai Dievas tai vertina žymiai stipriau negu kažką nuveikto, kas sudegs šio žemėje. Ir dėl to, kaip tada būna, kaip pradėti. Tas yra, jeigu jau teisume įsitvirtinę, supranti, kad Dievas tau atleido ir atleis visada. Tu nepiknaudžiauji tuo. Bet tarp jūsų nėra karo. Karas gali būti tarp brolių seserų, bet tarp Dievo ir pasaulio jau taika paskelbta. Ten nėra priešiškumo. Ir Dievas visada tave paguos, sustiprins, kaip tu bebūtum kritęs, kur ten kas bebūtų įvykę. Jis visada, ir tu ateini tame lūkestyje ant Jėzaus aukos, ne dėl to, kad kažką tai ten pasiekti, bet aš noriu su tavim pavakarieniauti. Aš kviečiu tave pokalbiu Jėzau.
Ir turbūt vienas iš didžiausių dvasinių malonumų arba tų jau narkotikų, tai yra pokalbis su Dievu. Ir Dievas taip nori bendrauti, kad jis neištveria ir užduoda klausimus. Adomas prisidirbo, Adomai, kur tu? Taip aišku, kur jis, kam čia dar jo kviesti. Arba, ko tu nori, ateina aklas, o ko tu nori. Ir dažnai mūsų gyvenime atsiranda tokios problemos, kurie sako klaustuką, kodėl mano gyvenime vyksta? Todėl, kad Dievas tave kalbina. Nes kol problemų nėra, apie ką su Dievu pabendrausi. Viskas kaip ir man okei, turiu savo darbą, šeimą, rutiną turiu savo. Kas ten bus man, kai bus, tai bus. Ir šaukia Dievas, šaukia vareik. Kaip jį prakalbint, klaustuką padarom gyvenime kažkokį tai. Tų problemų, Dieve, įdomu, kaip čia, kodėl vyksta tokie dalykai. Ir Dievas, atkreipė dėmesį. Ir pradeda kalbėti visai ne apie problemą, reiškia. Kaip ateina, reiškia, tas Nikodemas, reiškia, mes žinom, tu mokytas iš Dievo, čia visa kita. Ir Jėzus visai neįtėma, kas neatgims iš aukšto, tai palauk, mes apie Torą pašnekam čia kaip visa kita. Jis sako, beprasme, reikia pirmą dvasią gauti, tada mes čia jau galėsim visą kitą. Taip ir Viešpats dažnai mūsų gyvenime, jis nori bendrauti su mumis labiau negu mes, labiau. Ir šių dienų pasaulio yra vagystė didžiausia. Tai yra dviejų brangių dalykų – laiko ir dėmesio. Šiandien viskas yra, kad kuo tau mažiau reikėtų laiko, kad kuo paprastesnė krikščionybė, kad tu paaukoji pinigus ir tau užsiskaito bendravimas 2 mėnesių su Dievu. Ir tu kažką, aš tarnauju Dieve, ašgi tarnauju, užsirašiau į tarnavimą. O Viešpats laukia prie durų, laukia, kaip Marijos, sako, jinai pasirinko. Tai yra, mes visada suprasime, jausime tą dalį, niekada nebus prievartos iš Dievo, niekada. Tai yra mūsų pasirinkimas ir tai yra išmintingas pasirinkimas. Dėl to ta apreiškimas apie tai, jie biškį inspiruoja tą, kad tu gerai, aš renkuosi galbūt nelabai praktinį dalyką. Aš anksčiau bendravimą su Dievu žiūrėjau kaip į praktinį. Bendrystė su Dievu turi man padėti spręsti visas gyvenimo situacijas. Ir tu ryte pasimeldi, palaimink šią dieną Jėzaus vardu, nuvarai, atriši visus demonus, suriši, ką reikia, sutvarkai, žiūri diena, gera diena, rytoj tą patį padarysiu, rytoj vėl Jėzaus vardu palaimenu, surišu, atrišu, bloga diena, kažko nedadariau. Tai palauk, tai to nesurišiau gal. 5 minutės, nagi meldžiausi 10 minučių, o dabar tik 5. Reikia 10. Ir būna tokių, reiškia, pasiekmės priežasties būdu, ieškai, reiškia, žiūri, kaip tau vyksta gyvenime, ir žiūri, tai čia aklumas yra. O Paulius, jisai pas jį nebuvo labai geras gyvenimas. Jisai, kai vardina, kas jo gyvenime vyko, buvo daug dalykų, bet jisai sako, dėl gausybės apreiškimų, ir man tas žodis skilo, gausybės, tai įdomu, gausybė apreiškimų, čia daug ar nedaug. Ta gausybės apreiškimų. Galvoju, tiek to jau tie laivai skęstantis, gal ir aš paplūduriuočiau. Bilė, kad tik tai kažkas įvyktų. Bet aišku, mes neužduodam būdų Dievui, kaip su mumis komunikuoti, jisai mokina. Ir čia yra, sako, amžinasis gyvenimas, mes nesam 12 klasiai, bet, žodžiu, toj klasiai, kur sakom, mes norim mokytis. Ir mokomės bendrauti su Dievu ir vienas su kitu. Amen. Amen.